Ты просто сняли? Kita stotelė, next stop, Senieji Trakai. Mėly keliautojai, primename, jog traukinyje galite įsigyti savo mėgstamą maisto, gaiviųjų gėrimų bei užkandžių. Gal buteliuką vandens troškuliui numalšinti, o gal šį kartą norisi kažko saldaus? Nesivežkite alkio į galutinę stotelę, išsakykite savo pageidavimus kelionių palydovams ir jie jumis pasirūpins. Linkime sotesnės kelionės. Dear travelers, we remind you that you can buy your favorite food, refreshments, and snacks on board. Thirsty? Fancy a bottle of water? Or perhaps you would like something sweet? Don't travel on an empty stomach. Inform the travel attendants what you prefer and let them take care of you. Have a great trip. И ты порой, блядь, visą naktį. Nepasėdės nieko. Ja? Tai valgyt pasėdė vis tiek, ne, visą naktį paryti. Nei, ir čia, nei ir ten nerimau. Pusė 8 vakarų, kaip pusė 8 ryto. Pas man irgi tokia kaip kaimynė, valytoja kaip kaimynė. Panašiai kažkaip praeitį, tai irgi visą naktį, kurie čia grįžta ryte pusę 7. Irgi va. Bet jos klausia, aišku, meniškai klausia, nelabai lietuviškai, lenkų. Meniškai rusai žinoma, kad aš žinai, papazavę, gerai. Sako, pailsė, nesakė, ne, ne, bet jo dar meni. Be laiką kažkaip. Aš metų mano pailsiu visą naktį. Atėjo ir taip palėpins, galvoj. Šitokio darbo nenorėčiau. Abu sugrįžti mėgiai. Jau nieko nebuvo. Bet čia palyginus mažai buvo, iš to, kad šitos mažai, tai pistis reikia. Sutari ten draugų yra visko, ne? Daug ten, ne visą naktį krečia. Ir linksma ten. Koks ten darbas pagrindė? Dėžės visokios, ne? Palėtis. Įsidarbinti planuoju visą laiką. Aš kaip dirbu. Tai išėjau. Grįžau.
čia kas? Jaunas toks vaikinas. Arba jeigu patinka, aš ne tam Ai, čia šitas senas. Čia senas, čia labai senas. Senas labai. Čia esi švedų, šitas baltarusis labai. Būtent moka per pusę, jeigu ne per pusę. Nu, ta prasme, čia šitas Eurovizijos gal tiks, nu, čia nauja kažkur tai jisai dainavo, bet tada, ai, nu jo, dainavęs, nauja. Bet tas bičias mano su smuiku, ne? Ką? Jo, Libakas. Senieji trakai. Mėly keliautojai, primename, jog traukinyje galite įsigyti savo mėgstamą maisto, gaiviųjų gėrimų bei užkandžių. Gal buteliuką vandens troškulį numalšinti, o gal šį kartą norisi kažko saldaus? Nesivežkite alkio į galutinę stotelę, išsakykite savo pageidavimus kelionių palydovams ir jie jumis pasirūpins. Linkime sotesnės kelionės. Dear travelers, we remind you that you can buy your favorite food, refreshments, and snacks on board. Thirsty? Fancy a bottle of water? Or perhaps you would like something sweet? Don't travel on an empty stomach. Inform the travel attendants what you prefer and let them take care of you. Have a great trip. Būna iš vis, kad kitas žinai, geriau pradės dirbti, jeigu, žinai, sėdės namie. Sėdės, bet geriau padėti, pavadėti. Dieną. Kita stotelė. Next stop. Lentvaris. Gali neteiti. Gali spėti išneš gudarį. Gali kažkur užtūti.
besukti yra. Ir tai viską mes ir gyventi labai, žinai, oriai. Kažkaip neįdomu. Nervų prasme, tai žinai, kaip save nereiškia. Nebuvo, tai kiti, nebūtinai yra. Lentvaris. Давай, подискамся, давай. Žiūrėk, kaip ten iš apelsinų padarė. Tam. A, gražiai. Fajna labai. Gražus. Gražus kačiukas labai. Geras. Bet pilnai sraigtelių, žinai. Ne. Yeah. Čia pabūk. Kur?
Čia būti iki Vilnius. Duoda. Aš nenoriu vieni. Jeigu paprašau būti čia. Bet bilietų kažkaip netikrina. Netikrina bilietus, ko visai. O tu nupirkai? Jo, aš pirkau. Gerai, nes aš išsigandau. Ne, kažkaip keista. Kita stotelė. Next stop. Vokė. Labas vakaras, mėly keleiviai, prašau bilietus pateikti. Ačiū, laimingas kelionės. Ačiū, laimingas kelionės. Labas vakaras. Ačiū, smaigios kelionės. Labas vakaras. Ačiū, smaigios kelionės. Gal kas turi pakeisti po 10 centų? O, aš taip pakviesiu. Taip.
Jau turi? Jo, gerai. Aš dar nesusimokėjau už dviratį, nes 4 su dviračiu 5. Viršuj dar du yra sėdi. Dviračiais, aha. Prašau atsisėsti. По Žilvinai yra vodu ar ne, aš neprisimenu. O vat neatsimenu, žinau. Gal pasilempa yra? Gal kažkiek yra, aišku, bet tiek nepamenu, aš visai ne. Nu, matai, čia kaip tu sakai saulės. Kokia čia dabar nepatinka. Vokė. Vokė. Malonus berniukas toks labai. Tada žinau. Ne, kažkokia, ne, taip. Gali būt, bet ta prasme pas Jie mane malonus. nebuvo. Bet, nu, taip, tiesiog iš natūros toks malonus. Kita stotelė. Next stop. Paneriai. Mum ten bus autobusas, ne? Ne. Šiandien nebus. Pusvalandį. O ten 8 tas Zuikių gatvė. Zuikius. Zuikių bus. Tai iš Zuikių ir važiuos. Tai Zuikių ir važiuos. Mes ir praeitą kartą važiavome Zuikių. Zuikių važiuos. Aš nepamenu, mes to pačiu traukiniu prie Taip. Šituo ir tada mes einam į tą Zuikių autobusą. Ne. Dabar nelyja, gerai. Jo, būtent. Galima nueiti be problemų. Ai, tas šiandien čia iš Karoliniškių važiavau su Mhm. Boltu išsikviečiau. Mhm. Ten lietuvis vairuotojas toks. Mhm. Gal virš 50 jam ten taip.
Sakau, mūsų draugas vienas, nu, dėl to, bet sakau, Ne. jis nuomoja mašiną. Sako, aš irgi nuomoju. Nuomoja? Taip, A kiek moka? 100 Penki. eurų. 100 savo, jo. Jis gerai dar išskaitot. Tai Šiaip sako, brangiau, ne? tai sako, supranti, aš sakau, o kaip mokesčius? Ne, jisai sako, galima nurašyti ir atvirkštinį PVM, sąnaudas ir kurą nurašyti ir tada tas pelno mokestis mažesnis gaunasi, nu, pajamų mokestis. Taip, 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 Du taip. kartus nuėjo mokesčių inspekcija, sako, kodėl kiti, kada deklaruoja tik tai pajamas. Nu, va, tarkim. Nu, jie, tai yra du variantai. O to vienas variantas, tu kaupi visas sąnaudas ir čekius ir nurašinėji, Taip. o kitas variantas, jog 30% to nuskaito Taip, ir nuo 70 to pajamų mokestį skaičiuoja. ne, nuo 70. Nuo 70%. Ta prasme, jeigu tavo pajamų, Nuo sakykime, 30. nuo 7, ta prasme, man atrodo, yra tas įstatymas, kur arba kaupi čekius, Taip, arba tiesiog tavo pajamą sumažina 30%, nu, sakykime, tavo pajamos 10 000, jo. tai atmeta 3 000 ir fizinio asmenų pajamų mokestis skaičiuoja nuo 7 000. Na to taip, aš nesu tikras, bet manau, kad taip yra. Mum jau lipo. Jo, jums Mums paliks palidos. O štai gal čia lips. kol sustos. Aš išsikrausiu. Čia aš paimsiu viską, paimsiu. Paneriai. Aš žinau, bet aš žinai, kad